Sveiki, visi, seniai matyti, dar tada, kai paskutinį kartą matėmės, kai Lietuva dar Smetonos laikais buvo. Smetona buvo prieškarinė, palauk dabar. Prieš antrą, jo, tarpukarį gal tiksliau, ne prieškaris. Tai tuo metu dar turėjom litą. Tai litą turėjom ir po 90, po išėjimo iš po sovietų. Nu taip, bet aš turiu menį, kad ir tada litas buvo, ar tada nebuvo litas? Buvo, įsivedėm litą tada. Tai. Anksčiau įsivedė, bet bet to buvo labai stipri valiuta Europai buvo litas. Oho. Ir buvom labai stiprus krepšinyje, 37 Europos čempą paėmėm ir 39. Jo, man atrodo kažkas. Čia kai su Suomiais, va čia prieš rungtynės dar sakė, kad buvo vienas oficialios rungtynės Europos čempionate ir rezultatą buvo parašytas, pasižiūrėjau, 105-9, kažkas tokio. Aš tai galvoju, geras 9 taškas. Kažkas tokio. Tarp klasinėse kartais būdavo krepšinį, kai žaisdam, kai būdavo klasė, kuri nelabai ten domisi krepšiniu ir būdavo tie, kurie fanatiškai žaidžia, tai būdavo panašus rezultatai, žinai. Tai va, tai čempionatas toks buvo. Nežinau, ar jis ten 39 buvo ar 37 su Suomija oficialias, nežinau. Su Suomija tai neatsimenu, bet atsimenu, kad 2 dar prieš 2003 buvo laimėti auksai Lietuvos. Kur? Vieną kartą? Europos čempionai, ne 2, mes iš viso 3 turim. Tai 3-7, 3-9 ir 2-3. 2-3, tai va? Trečiais, jo. Tai va, tai stengiantis užmiršti, kas nutiko Jokubaičiui, kadangi ne krepšinio podcastas, mes apie tai ilgai neužsikalbėsim, tik paliudėsim ir palinkėsim sveikatos. Ir važiuojam tada link formulės. O tenais vyksta tokie dalykai. Seniai matėmės, turėjom šiokių tokių techninių kliučių, tai nepavyko mums nufilmuoti. Bet grįžtam į apžvalgėlę. Taip, ir mes tada gal tada pradėti nuo ne pačių lenktynių greitai. Nuo rezultato bendro? Nuo rezultatų. Mes greitai tada apžvelgsim, jūs savo ekranuose matysit, tai dabar greitai perbėgsiu per galutinę lentelę ir tada aptarsim, kas ten nutiko. Jo, gerai. Tai buvo Zandvorte, tai yra Nyderlandai, Verstappeno namų arena ir Piastris atvažiavo pirmas, Verstappenas antras, Hadžaras trečias, pirmas jo podiumas. Dukterinė Red Bull Racing Bulls. Taip, Racing Bulls. Ir Russellas ketvirtas, 5 Albonas, 6 Bermanas grįžta į formą, Strollas 7, Alonso 8, turėjo praleisti Strollą, nes ant šviežesnių padangų buvo, Tsunoda 9, reta antrojo Red Bull vairuotojo proga pelnyti taškus. Šiaip Aston Martinai gerai 7-8. Jo, kaip jiem tai tikrai labai neblogai, Alonso nebuvo patenkintas, kad Strollą reikėjo praleisti, bet kada būni patenkintas. Jo šviežesnės padangas buvo, reikėjo taip daryti. Kolapinto 11, Lawsonas 12, irgi teroristas prasinešė su Sainzu. Sainzas sakoma, kad ten baudą gavo Sainzas 10 sekundžių, buvo labai supykęs, nes mane, kad Lawsonas jį nutaranavo, bet kiek skaitau apžvalgų, kad lyg ir nesąmoninga taisyklė, bet vis tiek pagal taisyklių knygą, kad Lawsono posūkis buvo ir dėl to Sainzas turėjo atsitraukti kažkas tokio, tai gavo Sainzas 10 sekundžių. Hulkenbergas 14, 15 Bortoleto, nekokias Zauberio rezultatas. Antonelis tik 16, buvo kaltas dėl to, kad Leclercas nebaigė lenktynių. Išmušo Leclercą. Visiškai nutaranavo ir Gasly 17, Norrisas nebaigė, nes tiesiog sugedo. Tai va, Leclercas nebaigė, nes jį išmušė Antonelis ir Hamiltonas pats išslydo iš trasos. Tai Ferrari dvigubas dublis eina savo, toks paskutinės 2 vietos, nebaigė Norriso, labai gaila. Čempionato kovoje jis dabar dar 25 taškais nuo Piastrio atitolo. Tai iš viso kiek jis čia turi? 25 ir 9. 34 taškai. Sakyčiau, kaip liko 9 etapai, o čia buvo 15 etapas, susitiksim sekmadienį 4 valandą. Italijoje, Monzui, tai bus 16 etapas, tai su Italija 9 etapai liko. Yra šansų visiškai daug, bet žiauriai Norrisui nesiseka, aš tik pasižiūrėjau, kaip jis sėdėjo galvą nuleidęs. Kaip ir Leclercas irgi Leclercas galvą nuleidęs sėdėjo, nes jisai važiavo, tarp kitko, 3 atrodo lenktynėse, kai jį išmušo ir viskas. Ir Hamiltonas pats iškrito, tai Ferrari nesėkmė, Norriso nesėkmė, Verstappenui nukrito
ta antra vieta labai gerai. Taip. Nes kvalifikavosi 3. Jo, bet jis puikiai viskas tvarkoja, bet antra vieta nukrito, nes Norrisas, šiaip tai jisai, kai startas buvo, tai kaip jisai varė, jisai su softais, visi buvo su mediumais, pirmas ten 10-ukas, jisai su softais. Taip. Ir jisai taip šovė starto metu, ne iš karto, bet ten ar kažkelintam posūkį pirmam rate be jokio dareso aplenkė šitą Norrisą, jo. Norrisą. Aišku, Norrisas po to susigrąžino. Su to medium, atrodo su mediumais važiavo, bet ką aš atkreipiau dėmesį, kad tikrai McLaren bolidas jau vienareikšmiškai lyderis, netgi ir su puikiai važiuojančiu Verstappenu, bet Red Bull bolidas netempė McLaren. Tai Piastris ir Norrisas kovos, bet Norris dėl čempiono titulo, konstruktorių turėjo viskas aišku, bet manau, kad jau Norrisui, emociškai tai jisai kaip ir parodė, kad jis gali atsispirti tokiems smūgiams. Jisai gali, bet jau dabar turi būti sėkmė jam. Dabar jau sėkmės reikia. O sėkmė ne visada šypsosi, žinai, taip kaip norėtųsi. O kalbant ne apie sėkmę, o apie tendencijas, tai Verstappenas antras, tai čia, kaip ir nieko nuostabaus, tuo pačiu ir nuostabu turint omeny, koks bolidas pas juos yra, bet Hadjaras 3 vietą, visų pirma, nuostabiai, po pirmų lenktynių šį sezoną atrodė, žinai, kažkas ten bus, bet jisai buvo ten tokios nuotraukas dabar cirkuliuoja, kaip jie ten darė reklaminius tokius visokius, žinai, prieš sezono pradžią naujokams, visokius ten promotionus, kaip sako jaunimas. Tai buvo užrašęs ant tokios lentos ten savo kelis faktus apie save ir buvo parašęs, kad podiumą pelnysiu šiais metais. Ir prašau, tai jisai tampa geriausių naujokų šį sezoną. Ir visai netikėtai kažkaip. Ir kitais metais jis bus patraukli prekė, kaip sakyti, nes vis tiek bus rinkai pasistumdymų tikėtina, tai plus ateina, čia reikia insertą, tokį intarpą, atsiprašau, padaryti. Taigi mes per tą ilgą pertrauką, taigi ką pranešė, Cadillakas jau pranešė, kad 2 pilotus turės. Ir paplokit man, aš teisingai sakiau, kad bus. Abu, bet tu sakei, kad abu bus ir Bottas, ir Peresas. Taip. Jo, o aš kažkaip galvojau vieną jauną pasirinks, bet jie pasirinko ir Bottą, ir Peresą. Tai tu čia kietai pavariai. Turiu pripažinti, nieko kieto, čia buvo pakankamai populiari spekulacija, bet aš sutikau su tuo, kad būtinai paims, nes jie būtų aukšto lygio pilotai, o Perezas dar atsineša didžiulį fanų kontingentą su savim. O čia įdomiai pasižymėjau, žinai, aišku, taip galvoj, kai nenešioji, bet įdomumo dėliai, tai abu yra 35 metų pilotai, tai žinai, jau yra tokie jau subrendę vyrukai. Taip. Peresas, pavyzdžiui, 21 metų pradėjo Formulėje 1, debutavo, Bottas 23 metų, kai dabar palygini su 17-mečiais, 18-mečiais, tai čia tais laikais. Dvigubai vyresnis. Ir, pavyzdžiui, 11 debutavo Peresas su Zauberiu. Dar pilkas bolidas buvo. Ir buvo, jis dabar turėjo, aišku, jis dabar yra pertrauką turi, tai 281 startas buvo. Kai Bottas 246 startai, aišku, šiemet atsarginis Mercedes pilotas irgi nevažiuoja, tai panašus skaičius startų, tai debiutavo Bottas su Williamsais 23 metų, 13 metais. Tai sakykime, tokia ta trumpa informacija apie sutrauktinę, apie patirtį Pereso ir Botto. Jie patirtis tai yra milžiniška ir aš, kadangi vis tiek amerikiečių komanda, jiems, pas juos 50% žmonių moka šnekėti ispaniškai. Ypač, žinai, ten labiau pietuose Amerikos, ten labiau arčiau, sienos su Meksika. Vienu žodžiu, jie turi belę kokį kiekį žmonių ispankalbių, tai jiems tai yra vien dėl fanų, tai yra labai labai svarbu. Ir pats Perezas turi gerą finansinį užnugarį, tai kažkiek gali sutaupyti dėl pačios piloto algos ir panašiai. Tai aš manau, kad man abudu pasirinkimai tinka ir patinka, aš sakyčiau. Tai šiaip tai labai smagu, šiaip aš irgi kaip už naujokus tikrai už Cadillacą, manau, sirgsiu, aišku, ir už tos pilotus to pačiu tada sirgi. Taip. Kad jie nes labai gaila tų buvo ir Ferteliui, kai nesisekė gaila, buvo dabar Hamiltono gaila, žinai, kad jam taip nesiseka, tai kažkaip norisi, kad jie gražiai išeitų, kaip sakant. Tai, ką, grįžtam, dar norėjau kažką. Jo, aš dar vieną dalyką norėjau pasakyti, aš buvau pradėjęs apie Hadjarą šnekėti, apie Racing Bulls
Nu, žinok, turint omeny, kaip Tsunoda susigadina savo, ar tiksliau jam sugadina buvimas Red Bull'ėse jo markė, kaip ir Lawsonui sugadina. Aš sakyčiau, ir turint omeny, kaip Racing Bulls važiuoja, nu, jie turi geresnį bolidą negu Red Bullis. Kažkas sakė, kad sako, duokit šitam Verstappenui Racing Bulls ir jisai pirmas. Racing Bulls dukterinės komandos bolidą, tai jis bus pirmas, žinai, vos ne taip. Tai geresnį bolidą, tai bus įdomu, žiūrėk, kaip 16 metais visai atrodo, arba apleido vystymą bolido, arba tiesiog ne ten nusuko, kur reikėjo, bet kokiu atveju tai va, tai gerai. Dar truputį apie Ferrari kolapsą galim pašnekėti, kad ant kiek nesėkmių, kai komanda yra persikėjama tiek nuolatinių nesėkmių. Aišku, viena yra naratyvas tam tikras, kad mes jau galbūt įpratę išaukštinti Ferrari nesėkmės galbūt, nes populiaru dabar taip yra daryti ir šiek tiek numažinti, kai jie gerai pasirodo. Nu, bet realiai jau tai nebėra, jau seniai nebėra atsitiktinumas. Aišku, jeigu tiesiog sugendi tenais lygioje vietoje, ten, nu, gali sakyti, mechanikai kažką, bla bla bla, pavedė gamykliniais detalės ar panašiai. Bet ir kartais tiesiog tave nutaranuoja, kaip Leclerc Antonelis. Bet kai taip tendencingai nesiseka, nu kaip yra, atrodo visa jau ta struktūra subirėjus tas legendinės komandas, nes jau kiek metų jiem taip kažko vis trūksta, žinai. Nu, žinai, aš truputį galiu pateisinti, žinai, kuria prasme, vis tik tai jie konstruktorių tauriai ne ketvirti yra. Jie, aišku, dabar, kai šitaip McLarenai važiuoja, tai yra fantastika, turi vos ne 600 taškų abu pilotai surinkę, kai Ferrari turi dvigubai, daugiau negu dvigubai, mažiau 260. Mercedesai su Antoneliu, kuris irgi nelabai dabar jau gerai pradėjo važiuoti, 208, 12 taškų Mercedes atsilieka, tai Ferrari yra antri, ką aš noriu su ta įžanga pasakyti konstruktorių tauriai. Tai jie, vat, jeigu nebūtų, sakykim taip, jie vis tiek varo kietai, jie antri konstruktorių įskaitai, nu kaip bebūtų. Bet ta prasme, ne? Nes McLarenai viskas, nebepasivysim. Tai va, jie netgi ir be tų 2-3 nesėkmių vis tiek jie McLarenam neprilygtų. Tai sakai, gal mes tiesiog per didelius lūkesčius turim? Ne, aš sakyčiau, kad nenoriu vėl iškelto klausimo, kad čia jau tendencija, kad byra komanda. Kaip tu gali sakyti, byra komanda, kuri prie tokių nesėkmių tendencingų vis tiek stovi antra konstruktorių įskaitų. Nu, čia logiška. Tai va, čia toks pateisinimas, aš neatmetu, kad tu neteisingai sakai, man irgi toks yra bėrėjimo požiūris, bet kai tu pažiūri į faktą, į lentelę, tu matai, kad čia nėra taip ir blogai, žinai, todėl su Vasiauru kaip ir, nu ir pratęsė sutartį. Ar su Hamiltonu kitais metais, ar pats Hamiltonas norės, kad su juo pratęstų, aš nežinau. Nu, bus įdomu, gal jis dar pabandys, nes kitais metais tai bus visai kitos taisyklės, apie kurias irgi pašnekėsim, kai sezonas pasibaigs ir artės naujasis, tai apžvelgsim tiek, kiek jau mes manysim reikalinga ir kiek jau patys galėsim ir žinosim. Nu taip, tai Ferrari galbūt tada Leclerc'o, aišku, liūdėsėlis ir kada Hamiltonui irgi liūdėsėlis, nes jis pats padarė tą klaidą, bet žiūrėsim, nes bus kitos lenktynės, bus, kaip ir minėjai, Monzos trasoj, Italijos namų lenktynės, tiksliau Ferrari namų lenktynės, tenais tifosi užnugaris bus stiprus ir atsimeni, kai Red Bullis dabar kurioje čia trasoj buvo, kurie susikonfiguravo labai žemą prispaudžiamąją jėgą ir lietus pradėjo lyti, ar ne Silverstone kartais dabar. Atrodo, ir jie rizikavo, ir jie kvalifikacijų pasirodė puikiai. Bet lenktynėse prastai. Greita gana trasa yra, daug tiesių ilgų Monzai. Čia Italijai. Taip, ir va ten tai jau žemas prispaudžiamosios jėgos kiekis bus. Manai, Red Bullis vėl bandys tokią pat taktiką taikyti, ar daugiau komandų tokią prisitaikys, ar McLarenai bus tą dieną nukarūnuoti kažkurios kitos komandos, nes gal McLarenai šiek tiek kitur tą jų stiprybės lypi, kaip tau atrodo. Aš manyčiau dabar kažkaip truputį kitų kampų tavo atsakyčiau klausimą. Viskas tas vyks, kiekvienas dirba savo darbą, technikai, inžinieriai, specialistai. Bet aš manau, kad McLarenai akcentuosis ypač kiekvienas lenktynininkas turi tos pačios komandos atskirą technikų, atskirą savo komandą, kuri rūpinasi jo bolidu. Kažkaip man atrodo, kad jie dabar tarpusavį, dabar visas dėmesys ne į konkurentus, o
vienas į kitą Piastris, į jo bolidą, Piastris į šito Noriso bolidą, Norisas į Piastrio. Manau, kad tarpusavį yra didžiulė konkurencija, nes čempas. Taip. Tai manyčiau, ir todėl man sunku ir pasakyti, kaip jie bendrai, kaip McLarenai elgsis. Manau, taip, jie stengsis turėti tą, darys, matyt, kaip ir Red Bulliai žemins. Noriu pasakyti, kad išsiskirs biški galimai strategija. Jo, ir vat man sunku paprognozuoti, nes aš manyčiau, kad dabar jie tarpusavį kovos. Čia akcentas bus ir jie nebelabai žies. Red Bulliai gali ir greičiausiai kartos tą patį. Aišku, dabar, kai Hornerio nebėra, kai jį čia atleido. Mekis dabar. Tai Mekis, tai irgi sunku pasakyti. Aišku, tęstinumas kažkoks yra, bet tarp kitko Horneris tipo su Cadillacu gali grįžti kažkada, gal ne kitą metą, bet dar kitą metą Cadillacas galbūt jį ir kalbins. Nu, bet nesvarbu. Tai va grįžtant, nežinau, manyčiau, kad kiekviena trasa turi savo ypatybių ir priklausys nuo oro sąlygų. Lietus ar sausuma, bet ilgus darys prispaudžiamą jo. Nu gerai, sulaukėme tavo nuomonės, galim tada permesti dar akimis greitai, kokie yra pilotų įskaita mūsų bendra. Tai tu jau minėjai, kad Piastris priekė nuo Noriso dabar atsiplėšęs per 34 taškus. O tu dabar rodai irgi tą lentelę, ne tik mums. Aš viską įdėsiu postprodukcijų, kaip sako. Okay. Ir Verstappenas su savo ruoštu Noris 70 jau taškų atsilieka, 70 taškų, tai jau vis po truputį. Verstappenas ko gero liks nei pirmą, ko gero neįsiterps tarp McLareno abiejų. Taip. Tai tuo pačiu tikriausiai Russellas, kuris atsilieka 21 taškų nuo Verstappeno, tikriausiai sakytum trečias jisai nebus. Ar kaip manai? Ar yra galimybė reali? Nu, susimastei. Galimybė yra, bet čia turi būti sėkmė, nes Verstappenas praktiškai varo be klaidų, nebent kažkas su bolidu negerai. Taip. Tai čia sėkmė. Kaip Norrisui turi būti sėkmė, kad aplenktų Piastrį. Tai Russellui reikia sėkmės, kad aplenktų Verstappeną, bet ta sėkmė gali pasitaikyti. Tai vienu žodžiu, nelabai tiki, aš taip sakyčiau, už tavo. Daugiau procentų duočiau Verstappenas, kad liks su jo stabilumu, kad liks 3 vietoje, Russellas liks 4, bet kova bus tarp jų įtempta, o sakykime, buvo 5-6 Ferrari, Leclercas, Hamiltonas, tai manau, jau nebepasivys 4, to labiau 3 vietos, nes, kaip čia pritarčiau tau, jiem karts nuo karto nesiseka. Tai jiems gali vėl kažkas gali priartėti ir vėl nukristi. Tai dėl ko jie yra antroje vietoje konstruktorių taurėje? Tai Antonelis silpnai renka taškų. Nieko nereikia norėti, 18 metais jaunuolis. Tai ir dėl to, kad Sunoda silpnai renka taškus ir Lawsonas silpnai renka taškus. Jo. Tai aš čia apie Mersus, kad Mersai liktai Russellas yra aukščiau už abu Ferrari pilotus, bet jo vieno taškų neužtenka, kad konstruktorių taurėje būtų. Taip. Tai ir tada Antonelis, kaip minėjai, 64 taškai, susilygino Albanas su juo, tai Williams pilotas turi progą būti kiečiausias iš prasčiausių vidutinioko, sakykime taip. Nes, žinai, skaitom, kad Mercedes, Ferrari, Verstappenas, o ne Red Bull ir McLarenai yra, tie gretinėlė. Taip. Tai jeigu Albanas bus 7, tai bus tikrai Williams ir savo markę toliau jisai reklamuoja gerai ir Williams tikrai gerą pasirodymą. Čia, kadangi Sainzas iš Ferrari atėjo šiemet į Williamsus, tai irgi už Sainzas irgu, bet jisai kol kas gerokai žemiau, nereikia norėti, Albanas jau kiek metų važiuoja Williamsus. Taip. Hulkenbergas vis dar 9 su savo benefisu 3 vietos, bet su juo 10 jau susilygina su savo atitinkamu benefisu 3 vietos. Hadžaras. Tai žinok, smagu už juos. Smagu už juos abudu, bet aš manau... Pralenks Racing Bull Zauberį, nes Zauberis čia šovė, sutapo viskas gerai, dėl Hulkenbergo pirmas podiumas per karjerą ilgametę, bet manau, kad potencialo daugiau Racing Bulls bolidas turi. Taip, čia aš visiškai sutikčiau. Strollas su 32 taškais 11 vietoje, Alonso 30-oje būda Aston Martin pilotai. Alonso vis nesiseka kažkaip pavyti ir pralenkt normaliai savo komandžią. Pralenks, manau, kad pralenks, šiek tiek per šitas lenktynės Nyderlandų, sako, kodėl jūs mane Alonso komandai,
Sako, tai jūs mane į traukinuką įkišat, į kamštį, į trafiką įdedat, tipo, nu, tai kaip jūs taip apskaičiuojat, kada mane pakviesti boksus, tai vis tiek galite apskaičiuoti, kiek aš užtruksiu ir kur aš išlysiu. Ir aš turiu lenkti ten, nu, dėl to, kad sunelė tėvas algą moka. Jo, tai jeigu ten jį normaliau pakviestų, gal ir gerai būtų. Nu, bet aišku, komanda aišku stengiasi, kada abu pilotai būtų, bet manau, kad jam paeis, truputį bent jau, kad Stroll aplenktų, tai paeis. O šiaip smagu, Aston Martinai gerai darbuojasi, aišku, labai daug sako, potencialas Aston Martinai turi 26 metam. Taip. Kol kas aš, iš to, kaip šiemet jie važiuoja, taip netrodo, bet... Susirinko brangiausius pėtus, pradės šviežiai pakankamai. Žiūrėsim, Newey's pas juos primenam yra, tai va. Okonas 13 su Haas. Haas nei blogai, nei gerai važiuoja šiais metais, sakyčiau. Taip, jo. Gaslis su Alpine, kurie tikrai prastai važiuoja, tai 14 būti jau yra pasiekimas su tokiu bolidu, sakyčiau. 20 taškelių kartu su Lawson. Lawsonas irgi lygiai taip pat turėjo galimybę su Red Bullu pavažiuoti, bet akivaizdu, kad Racing Bulls bolidas tiesiog geresnis, irgi Lawsonas neseniai sakė, kad, nedavė man, sako, pasibandyti, neturėjau visiškai galimybių. Tai šiaip įdomu, kad taip sako, tokia pakankamai atvira, gal tokia griežta kritika nepavadinsi, bet tikrai su tokiu negatyvu balseliu, ypač turint omeny, kad jis vis dar toj pačioj sistemai. Tai toks pakankamai drąsiai pasakė, bet ką jisai turi ką prarasti, tikriausiai, žinai, taip pasakęs. Bermanas, Haas, pradėjo pakankamai rimtai ir apstojo. Naujokas šių metų ir 16 su 16 taškų. Tai šovė dabar neblogai. Taip, tai buvo dabar iš galo leido savo prisivyti šiek tiek. Sainzas tuo tarpu veteranas, bet 16 taškų tiek pat, bet 17 irgi šį savaitgalį labai nepatenkintas dėl to, ką anksčiau kalbėjom. Kol kas nelengvi pirmieji metai, bet žiūrėsim, kaip bus toliau. Taip. Bortoleto 18, 14 taškų, irgi labai nedaug atsilieka, čia visko gali būti. Tsunoda 19, nebūčiau tikėjęsis su Red Bullu 12. Tai realiai jisai lenkia tik tai Kolapinto ir nebevažiuojant į Duhaną. Nebūčiau pagalvojęs, Kolapinto Alpine pilotas, jo. Tai žinok, nebūčiau patikėjęs. Aš irgi. Tai Tsunodas ateitis Red Bull Racing'e jau šalia Verstappeno kitame tikrai važiuos kažkas kitas, tikrai net Tsunoda. 100% neduodi. Gal 100 ne, visą laiką yra tikimybė. Bet kiek tu įsitikinę, žinai, 100 ne tai, kad garantuoji. 90 tai duočiau, 90. Tai tikrai, nes, tai ir jau Marko šneka, kad Tsunoda mažai renka taškų. Tai čia nebent gali suveikti kokią Honda, bet Honda jau kaip ir, dabar jiegi tos variklius kartu su Fordu Red Bulliai savo gamyklą turėjo su partneriu Fordu, tai Honda jokių svertų nebeturi dėl Tsunodos, kad Tsunoda būtų komandai kaip tautietis Hondos. Tai gal Tsunoda atsiras vietoj Stroll Aston Martin'e, nes Aston Martin'as kitą metą su Honda pradės. Oi, nejuokim vietoj Stroll. Čia jau pasakyta. Arba vietoj. Ne, Tsunoda tikrai matyt, kaip sakytų. Jeigu Tsunoda vietoj Strollo bus, aš tau net ne vieno, dvi ledų porcijas nupirksiu. Manyčiau, Tsunodai sunku bus išsilaikyti formulėje aplamai, bet kitais metais, tai manau, kad nelabai. Sarginių pilotų Max. Gali būti. Nebent vietoj kokio, žinai, į Alpine vietoj Kolapinto to paties gal. Bet... Gal. Taip, patirtis yra aš, bet žiūrėsim. O komandos dabar irgi apžvelkim, tai čia nėra kažkokių stebuklingų pakeitimų. McLarenai pirmi, nebepavėjami, tai tikrai tada įdomesnis variantas Ferrari antroje vietoje su 260 ir Mercedes trečioje vietoje su 248, tai tik tais 12 taškų skirtumas. Aš laiką kartuoju, kad Mercedes tavo turi pastovumą, dabar Antonelli to truputį apstoja, bet Russellas taip, vis toks tamsusis arkliukas. Gali visko būti, bet tikriausiai nebus, aš manau. Gal neaplenks Mercedes iki sezono galo, dabar taip manau Ferrari, bet gali būti. Jo, tu po mano čia to tokio ditirambų Ferrari, o kaip gerai jie stovi. Bet aš galvoju, kad neaplenks vien dėl to, kad, žinai, kiek gali nesisekti Ferrari. Gali daug. Ne, bet kažkokios ribos yra, žinai, taigi su kiruletė vis tiek kažkada išsisuks ir tau jau, arba Mersam irgi kažkada gali nepasisekti. Tai manyčiau, kad duočiau 60%, kad Ferrari liks antri, o 40%, kad Mercedesai gali netoli apylygių situacijų, bet jau komfortabiliau su Ferrari jaustumės.
Red Bull Racing 4 su 214, aš nematau, kad jie 3 vietą užimtų šiais metais, ar tiksliau jis, Verstappenas. Ir tada jau irgi, jau ten jau klausimas, kas Williams galės pavyti iš tų. Manau, kad Williams gana drąsiai yra 5, visko gali būti, bet gana drąsiai. Aston Martin 6 su 62 taškais, Racing Bulls 7 su 60. Čia bus kova didžiulė. Tada Zauberis 8 vietoje su 51 tašku, Haas 9 su 44 ir Alpine, sakyčiau, gana beviltiškai paskutiniai vietoje su 20 taškų. Ką mes dar norim pašnekėti apie vieną dalyką, situaciją? tik trumpą, praktiškai apžvelgiam trumpai, galbūt labiau dabar susitiksim, reiškia, sekmadienį šį, jeigu vėl nesitiks netikėtų, žinai, dalykų, čia kartais vėjas mus nupučia ar kažko, bet turėtume. Aš įtaisiau elektroninius saugumo imperatyvus, kurie leis mums sekmadienį transliuoti. Sekmadienį 16 valandą, 16 etapas ir ką, praeitame etape, aišku, švęs 2 lenktynės, net sakė Pirelliai, vat praeitos Nyderlandų GP buvo 500-osios jų lenktynės, kai jie tiekė padangas nuo 1950 metų. O, prašau. Tai tokia sukaktis, taip šiaip pasižiūrėjau, ten taip informacijos pasirinkau, kad dabar, kai jie nuo 11 metų tapo vieninteliai tiekėjai, kai atrodo Bridgestone jie pasitraukė, nes buvo ir tas tiekėjai. Ar Michelinas dar kažką? Buvo ir Michelinas, ir Dunlopas buvo per tą istoriją ten apie 10 tų tiekėjų, tai Pirelliai nebuvo niekada tokie uzurpavę ir tokie tiekėjai buvo iš vis kaip atsarginiai padangų tiekėjai tam tikrais metais su pertraukom. Tai jie nuo 11 metų, kai čia uzurpavo viską, tai dabar vat, ir vieninteliai tiekėjai yra. Tai vat, kai pažiūri laiko perspektyvai, tai jie nėra patys tie, kurie formuliai tiekdavo patys. Dabar aš nežinau, ar Michelin, ar Bridgestone čia pirmautų. Aš nežinau, bet aš skaičiau, kad Baltic Vairas padangas. Galvoju, Baltic Vairas galėtų padangas pat kokias bolidai padaryti. Jeigu mes turėtumėm su čipais dviračių atvirų ratų konstrukcijų, dviračių čempionatą, kaip žinai, tai galėtų. Turėjai, kad nors iš Baltic Vairo nusipirkęs dviratį? Ne, turėjau Vairo dar tais laikais, kai dar buvo okupacija ir... O tai palauk, buvo Vairas, o po to tik Baltic Vairas, ar kaip? Jo, po to privatizavo, padarė Baltic Vairas, jie išėjo į Europinę, dabar gamina, Vokietijos daugiausia rinką eksportuoja, nes dabar tiksliai nepasakysiu, kurie investuotojai iš Vokietijos. Tai Panteras ir visus kitus ten žinomus brandus gamina, o šiaip leisdavo ten, nežinau, Vereliukas, Kregždutė, ten tokius dviračius. Bet tai gerai, lietuviški gražus pavadinimai. Jo, tokie, bet tai ten jau būdavo nuleista standartas vienodas, daugiau mažiau. Aš jau čia nesu specas. Tai va, tai tiek apie vairą. Tiek apie vairą. Tai mes dabar sukam savo vairus į tolesnius savo užmojus šiandieną. Šiandieną yra antradienis. Pamatysite šitą vaizdo įrašą vakarop. O mes tada su jumis atsisveikinam po ilgesnės pertraukos ir grįšim jau sekmadienį. Ir pagaliau grįšim į komentavimo režimą. Tai turėkite omeny, kad pergalė bus mūsų. O ką mums svarbiausia padaryti dar? Ne, aš galvoju, kad seną gerą frazę pasakysi, aš dabar pamiršau jau. O kokia? Kas gyvenime svarbiausia? Stengtis atsipalaiduoti ir pajusti malonumą. Taip. O jeigu Konano klaustum, tai būtų sutriuškinti savo priešus. Kaip jis ten sakė, Schwarzeneggeris, kai vaidino Konaną. Aiva, sutriuškinti savo, klausė tenais, buvo tokia scena. Sako, kas geriausia gyvenime, žinai, viens iš tų vadų ir viens kažkoks, žinai, ten pakėlė ranką ar ten kažkas tokio. Girdėt, kaip ten kažkoks ten vėjas kedena tavo plaukas, stepi ir kažką, tas ten kažką tokio, tas. Ne! Konanai, kas yra geriausia gyvenime? Sėdės į va toks, va, žinai, sutraiškit savo priešus, matyt, kaip jie parversti prieš tave. Ir girdėti jų moterų raudas. Ir visi. Tai va, bet pas mus biški ramesnis toks lozungas. Tai va, geros jums antradienio kloties.